Daugelis tėvų klausia, mano vaikui negerai nuo pieno, bet ar tai alergija ar laktozės netoleravimas? Laktozės netoleravimas ir alergija karvės pieno baltymui tai dvi visiškai skirtingos būklės. Laktozės netoleravimas atsiranda tuo met, kai organizmui trūksta fermento laktazės, kuris skaido pieno cukrų laktozę. Kai šio fermento nepakanka, laktozė nėra tinkamai suskaidoma, todėl pradeda fermentuotis žarnyne ir sukelia nemalonius simptomus – pilvo pūtimą, gurguliavimą, rūgščias ar vandeningas išmatas, viduriavimą, nemalonų kvapą, kartais ir neramumą po valgymo. Ši būklė gali pasireikšti bet kuriame amžiuje, bet labai svarbu atskirti du jos tipus – pirminį ir antrinį laktozės netoleravimą. Pirminis laktozės netoleravimas yra genetinis, tai yra įgimtas ar išsivystantis su amžiumi. Tokiu atveju organizmas gamina labai mažai arba visiškai negamina laktazės. Ši forma dažniausiai pasireiškia vyresnėme amžiuje, o ne kūdikystėje. Įgimtas visiškas laktazės trūkumas kūdikiams yra itin retas ir pasireiškia labai anksti, jau per pirmas gyvenimo dienas. Tokie kūdikiai netoleruoja nei motinos pieno, nei mišinukų su laktoze. Tokiais atvejais simptomai būna sunkus, stiprus viduriavimas, dehidratacija, svorio nepriaugimas ir jiems reikia specialaus gydymo. Antrinis laktozės netoleravimas tai kur kas dažnesnė ir laikina būklė, ypač kūdikiams ir mažiems vaikams. Jie atsiranda po žarnyno gleivinės pažeidimo, pavyzdžiui, po rotaviruso ar kitos žarnyno infekcijos, po antibiotikų vartojimų, po stiprios alerginės reakcijos, dažnai esant alergijai karvės pieno baltymams. Tokiu atveju laktazės fermento gamyba sumažėja, bet laikui bėgant žarnyno gleivinė atsistato ir fermentas vėl pradeda gamintis. Beje, nustatyta, kad laikinas laktazės trūkumas yra kaip galimas priežastinis veiksnys daugeliui kūdikių sukeliantis dieglius. Diegliai pasireiškia iki 30% kūdikių nuo 3 iki 13 savaičių amžiaus, maitinamų krūtimi ir mišiniais. O štai alergija karvės pieno baltymam tai imuninės sistemos reakcija į pačius baltymus esančius karvės piene. Jo simptomai dažniau odos bėrimai, egzema ar žarnyno simptomai su gleivėmis ar krauju išmatose. Pieno alergija dažnai pasireiškia kūdikiams, ypač pirmaisiais gyvenimo mėnesiais. Svarbu atsiminti, kad pieno alergija gali būti dviejų tipų – greita IgA tipo ir lėtinio tipo, ne IgA tipo. Greita reakcija pasireiškia per kelias minutes ar valandas, o uždelsta tik po paros ar 2 dienų. Todėl net jei reakcija nepasireiškia iškart, verta stebėti vaiką ilgiau.